Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien noriu pakalbėti apie amino rūgštis, kai kas apie jas žinote labai daug, kai kas nežinote net pagrindų. Tai dėl to apšviesiu pagrindinę informaciją, kas yra tos amino rūgštis, visus pagrindinius niuansus apie amino rūgštis ir iš kur geriausia jas gauti, jeigu valgote viską ir jeigu nevalgote gyvulinės kilmės produktų, nes čia yra labai didelis klausimas. Tai pirmiausia apie amino rūgštis, jos yra beprotiškai svarbios mums. Pirmiausia, tai yra dėl to, kad būtent dėl amino rūgščių mes sintezuojame ir įgauname baltymus, kas yra beprotiškai svarbu mūsų organizmui. Na ir čia truputėlį esu pasižymėjusi, ką būtent tos amino rūgštys, kokią rolę žaidžia jos mūsų organizmuose. Tai amino rūgštys yra labai svarbu, kaip ir minėjau, baltymų sintezei, mūsų imunitetui, odai, plaukams, nagams, nervų sistemai, ląstelių darbui, metant svorį, auginant raumenis, fermentavimui, energijai, vystymuisi. Žodžiu, labai didelis spektras ir labai svarbu yra įsisavinti tinkamas rūšis amino rūgščių, nes kame problema yra? Kad tie, kurie meta svorį, tie, kurie sportuoja arba šiaip nori būti sveikesni, jie labai dažnai girdi informaciją, jog labai svarbu gauti baltymų. Bet kame esmė, kad iš tiesų yra net 20 skirtingų amino rūgščių, kurias mes visas jas turime gauti, tam, kad gautume, pilną tą baltymą. Nes amino rūgštis yra kaip Lego. Galima galvoti taip, tai yra puzlė. Tai yra Lego derinys, kurių reikalingos yra visos 20 dalių, o ne tik kelios. Tai realiai, jeigu jūs negaunate bent kelių amino rūgščių, jūs jau negaunate pilno baltymo, jums jau kažko trūksta jūsų organizmuose. Dėl to pasakymas, kad valgyk daug baltymų, tai jis yra labai, toks ne absurdiškas, bet labai plataus spektro ir dėl to reikia gilintis truputėlį labiau į amino rūgštis. Dabar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, kalbant apie amino rūgštis, tai kaip ir minėjau, iš amino rūgščių gaminasi baltymai, o aplink mūsų ląsteles 50% darinio yra baltymai, 50% riebalų. Apie riebalų šiandien šnekėsiu, šiandien šneku apie baltymus, apie amino rūgštis, kurios ir padaro baltymą, ir tai yra viena svarbiausių priežasčių, dėl ko labai svarbu yra gauti baltymus, nes tai yra visa mūsų organizmo mikrostruktūra. Dabar kitas dalykas yra, kad kai, pavyzdžiui, metame svorį, ir čia dauguma mūsų auditorijos ir nori sumažinti svorį arba būti sveikesniems, ir tai tinka abiem atvejais, kas atsitinka, kai suvalgome nepakankamai baltymų arba nesugaudome visų reikalingų amino rūgščių, kaip ir minėjau, visų tų Lego detalių, atsitinka tas, kad mūsų smegenys negauna tinkamo signalo, ir mes jaučiamės nepasisotinę. Būtent dėl to amino rūgštys yra svarbu, kad jūs, net jeigu energija ateina iš angliavandenių arba iš riebalų, baltymas yra tas, kas siunčia signalą mūsų smegenim, jog mes esame sotus, jog mes esame pavalgę. Tai dėl to irgi amino rūgštys yra labai svarbu. Dabar, kaip ir minėjau, yra 20 amino rūgščių. Apie jas iš tikrųjų esu pasiryžusi padaryti apie kiekvieną iš jų trumpą video atskirai. Čia turiu tokią labai gerą špargalkę, su kuria galbūt ateityje su jumis irgi pasidalinsiu, tai kokie yra būtent kokios yra būtent tos amino rūgštys, kokią rolę jos žaidžia mūsų organizmuose ir kokie maisto produktai yra, iš kur jūs galite gauti tas visas amino rūgštys. Nes eiti vaistų keliu, žinot, kad mes nepripažįstam, mes nerekomenduojam, nes viską norim daryti kiek įmanoma natūraliau ir be jokių cheminių ar perdirbtų dalykų. Tai 20 amino rūgščių, tiek jų mums reikia, ir jeigu mūsų organizmas yra sveikas, 11 iš jų mes galime pasigaminti patys, bet 9 iš jų mes gamintis patys neturime galimybės kaip organizmai ir mums jas reikia gauti iš aplinkos. Tai kas jos tokios yra, tos 9, tos 11, tai papasakosiu tolimesniuose video, tai sekit mūsų YouTube kanalą. Bet šiaip iš esmės, tai bendraja prasme kalbant, pats taip užtikrinčiausias būdas, kaip gauti visas tas amino rūgštis, tai yra gyvulinės kilmės produktai. Tai yra mėsa, žuvis, kiaušiniai ir taip toliau. Tai realiai, kuo gyvulinė kilmė čia yra svarbu, tai dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu paimame, tarkim, tuną,
Jeigu paimame tuną, jisai greičiausiai turės kone visas reikalingas aminorūgštis. Problematika su aminorūgščių įsisavinimu ir jų gavimu mūsų organizme. Jeigu nevalgote mėsos, jeigu esate veganai, vegetarai, problema yra tame, kad iš tiesų nėra nei vieno augalo, nei vienos augalinės kilmės produkto, ar ten būtų sėkla, ar daržovė, ar vaisius, ar dar kažkas, kuris turėtų visą pilną aminorūgščių struktūrą, kad nėra tokio, kuris turėtų visas 20, kai tuo tarpu valgant mėsą, žuvį ir taip toliau, yra tokių produktų, kur gauname visas 20 aminorūgščių. Tai dėl to, jeigu ypač vengiate mėsos, valgote jos mažiau, arba nevalgote visai, yra labai svarbu suprasti, kokių aminorūgščių jums reikia ir kokie yra tie maisto produktai, iš kur jas reikia gauti. Dabar apie gyvulinę kilmę, tai mes ir patys šeimoje stengiamės valgyti iš tiesų mėsos mažiau, nes šiandien gauti kokybišką mėsą yra tikrai didžiulė problema ir labai nerekomenduoju pirkti pigiausią mėsą arba ten valgyti vien tik kiaulieną, nes tai yra pigiau. Dėl to, kad šiandien mėsa, kaip jinai yra auginama, labai priklauso, kaip yra auginama, kokioje aplinkoje, kiek jinai yra apteršta, kokį maistą tas gyvūnas gauna. Ir dažniausiai tai, ką matome parduotuvėse, tai yra nelabai mums tinkamas variantas, nes jis turi daug ir įvairių toksinių medžiagų, iš to, kaip buvo augintas, iš to, kaip buvo maitintas. Ir dėl to mes galime gauti tikrai labai daug nenaudingų ir kenksmingų medžiagų mums, tai dėl to kartais ta paprasta mėsa, ta pigi mėsa mums gali būti labiau kenksminga negu naudinga. Tai dėl to labai skatinu ir žinau, kad tai kerta per piniginę, bet ieškoti kiek įmanoma ir rinktis kiek įmanoma labiau tokios gyvulinės kilmės produktus, kur būtų pažymėta ant pakuotės, jog tai yra ekologiška, jog tai yra organiška, jog tai yra laisvai auginamų gyvūnų išgautas produktas, kiek įmanoma mažiau apdirbtas. Ir net jeigu jūs visus šituos dalykus iš tiesų gausite ir įsigysite ten organišką, bio ir taip toliau, vis tiek išlieka šansas, kad ta mėsa nebus super kokybiška, bet jinai vis tiek bus kokybiškesnė negu paprasta mėsa be jokių ženklinimų. Tai labai skatinu atsargiau žiūrėti į mėsą. Ir tai galite daryti vieną, kaip ir minėjau, įsigydami brangesnę mėsą, labiau ekologišką, organišką ir taip toliau. Ir kitas dalykas, jeigu nusprendžiate pamažinti mėsos, tai iš tiesų pasirūpinti, jog gaunate tas aminorūgštis iš skirtingų augalų, tam, kad gautumėte skirtingas aminorūgštis. Tai apie jas, kaip ir minėjau, papasakosiu tolimesnėse video, o šiandien tokia bendrinė informacija apie aminorūgštis. Čia Gintarė iš Tavo sveikata LT, būkim sveiki, mylėkim save, saugokim savo sveikatą, stenkimės būti geresni. Iki kitų kartų.